Sveiki! Šiandieną jums norime pristatyti Noblelift 2 tonų Q serijos elektrinį keturratį krautuvą su ličio baterija. Šis krautuvas yra labai kompaktiškas ir tuo pačiu metu itin efektyvus, o žemo masės centro dėka kėlimas yra itin stabilus. Todėl šis krautuvas puikiai tiks darbui tiek ribotose erdvėse, tiek krovinių transportavimui ilgesniais atstumais. Krautuvas yra pritaikytas dirbti Lietuvos klimato sąlygomis. Darbinė aplinkos temperatūra gali būti iki 20 laipsnių. Konkrečiai šis krautuvas turi galingą 48 V 300 Ah ličio geležies fosfatų bateriją, kurios paprastai pakanka pilnai darbo dienai ir todėl, dirbant vieną pamainą, nereikalingi jokie daliniai įkrovimai. Nors esant poreikiui, dalinius krovimus galima daryti, tik tuomet reikia laikytis taisyklės, kad dalinį įkrovimą reikia atlikti baterijai neįsikrovus giliau nei 30% ir pakrauti bent 50% talpos. Apskritai, kaupiantis patirčiai, dirbant su ličio baterijomis, atsiranda vis naujų rekomendacijų, kaip užtikrinti jų ilgaamžiškumą ir saugumą. Tai viena rekomendacija yra neiškrauti baterijos giliau nei 30%, o kitas, kad yra geriau dirbti nuolat su beveik pilnai pakrauta baterija, kuomet baterijos lygis yra tarp 50 ir 100%. Tuomet baterija tarnaus gerokai ilgiau ir bus daug saugesnė naudoti. Nors galimybė dirbti iki 15% baterijos iškrovimo gylio ar daryti dalinius įkrovimus niekur nedingo, beje, šio krautuvo baterija pilnai pasikrauna kažkur per 2 valandas. Krautuve yra užtektinai vietos operatoriui, sėdynė yra pilnai amortizuojanti, amortizavimą galima pilnai reguliuoti pagal vairuotojo svorį, o taip pat galima reguliuoti nugaros atlošą bei sėdynės padėtį. Dar konkrečiai šis krautuvas turi dalinę kabiną. Tai yra varstomą galinį stiklą, o taip pat priekinį stiklą su valytuvu. Permatomą stogelį, apsaugantį jūs nuo lietaus. Nors strėlė yra triguba, bet tai netrukdo gerai matyti darbinę zoną. Vaizdas yra gerai matomas tiek tiesiai, tiek pro strėlę, bei pro jo šonus. Darbo metu operatorius gali pasirinkti jam reikiamą važiavimo režimą. Jeigu reikia atsargiai ar lėtai vežti krovinį, tai galima pasirinkti eko režimą, o jeigu reikia greitai važiuoti, tai galima pasirinkti hyper režimą. Jeigu hyper režimas per greitas, o eko per lėtas, tai tuomet galima susiprogramuoti individualų važiavimo režimą. Dar viena gera šio krautuvo savybė – gebėjimas apsisukti praktiškai vietoje. Jeigu ir jums reikalingas kompaktiškas ir efektyvus šakinis krautuvas, susisiekite su mumis ir pasiūlysime jums tinkamiausią variantą iš Noblelift krautuvų gamos.